Sveiki visi. Šiandien bandysim pagaminti kietą sūrį. Pas mane yra visokių sūrių. Ne vienas receptas, kaip pasidaryti sūrį. Bet kieto dar nėra, tai šiandien bandysiu padaryti kietą. Nežinau, kas gausis. Tai tam reikės varškės, sviesto, pieno 3,5%, druskos ir sodos pusę šaukštelio. Tai imam varškę. Varškė turi būti gera. Geriausia yra Žemaitijos varškė. Didžiausia išeiga. Iš vis labai puikiai varškė. Tai dedame į puodą. Susmulkinam, kiek galima. Tiesiog su šakute. Nu štai. Maždaug taip. Dabar čia pilam pieną, 3,5% litrą. Ir dedam ant ugnies. Reikia pastoviai maišyti, kol išsiskirs išrūgos ir tokie sumažės šitie gabalai varškės ir bus jie tokie lipnūs. Pastoviai pamaišom, kad nepridegtų. Po kažkur 8 minučių, štai jau pradėjo skirtis. Tokios išrūgos. Varškė pasidarė lipnesnė, bet dar ne, beveik iki virimo reikia, arba užvirus pabūti porą minučių, bet nebūtinai. Tai. Dar laukiam, svarbiausia maišyti, kad nepridegtų, neprisviltų iš apačios, jeigu didesnė ugnis. Jau štai varškė, tokia lipnesnė. Varškė prie virimo, bet štai jau pasidarė tokie mažiukais gabaliukais. Taip, kad nelauksim, kol užvirs, tiesiog jau išjungiam. Štai tokiais gabaliukais. Dabar štai paėmiau sietą. Ir aš įdėjau užuolaidą, kad būtų tokie dar mažesnės skylutės negu merliai. Ir dabar turiu aš ją perkošti visą. Aną sūrį, kai dariau, tai negrėžiau. Tiesiog nereikėjo nusausinti. O šitą sūrį kietai reiks kiek galima smarkiau nusausinti varškę. Tiesiog išgręžti. Taip. Puodas neprisvilo, varškės skonio nepakeitė. Labai gerai. Ir dabar bandysim kiek galima daugiau nugręžti, kad būtų kuo sausesnė varškė. Labai karšta dar. Bet reikia kažkaip tai išgręžti tiesiog. Galima tiesiog su šaukštu. Kad jinai būtų kuo sausesnė.
Tai maždaug taip. Na štai varškė nugręžta, kiek galima daugiau. Dabar čia dedam sviestą. Pilam sodą. Truputį pamaišom. Ištirptų. Dabar imam trintuvą ir sutrinam kuo smulkiau. Na štai, beveik sutrinta. Dabar dar dedam druskos šaukštelį su kaupu. Ir dar toliau išmaišom gerai. Dabar sūrį taip pat suspaudau. Geriau būtų kvadratinis indas. Bet nieko bausaus, tas neturi čia jokios prasmės. Padalinam į 4 dalis. Imam štai tokio sviestinio popierio. Imam vieną gabalą sūrio gražiai. Štai taip. Užsukam. Ir čia taip pat uždarom. Ir štai taip. Ir taip su visais padarom. Vėl imam gabalą. Ir susukam. Na štai tilpo man visas sūris į lėkštę. Dabar paimu, uždedu čia lentutę ir vandens. Prispaudžiu, kad jisai tiesiog suliptų ir susipresuotų. Labiau susigulėtų. Su kuo didesniu svoriu. Užtenka tokio bliūdo ir palieku mažiausiai valandai, kol atvės. Na štai, sūriai buvo prispausti porą valandų, užsirašom čia datą ir dabar kiekvieną dieną apvertinėsim sūrius, kitą pusę, štai taip. Vieną dieną pabūna taip, paskui apverčiam, pabūna kitą pusę. Čia darysim šitą taip, kad skystis nesubėgtų į vieną pusę.
Ir dabar sūrius padedam ant viršutinės lentynos, kur šilčiausia. Sveiki visi! Praėjo savaitę, kai padariau sūrį ir dabar bandysim ragauti. Visą savaitę varčiau, taip. Vieną dieną apverčiu taip, kitą dieną taip, kad visa drėgmė, kad nesubėgtų į vieną vietą. Na štai, dabar bandysim vieną paragauti. Čia geltonesnė pusė. Toks sūris. Savaitės laiko. Jau kietesnis. Tai toks. Bandysim atpjauti. Pasižiūrėkit, tokios nedidelės skylutės. Bet sūris puikiai pjaustosi. Paragausim. Labai puikus skonis. Nežinau net ką pasakyti, tiesiog labai skanu, be jokių priedų. Kietesnis, negu anksčiau darydavau, bet dar bandysiu laikyti ilgiau, mėnesį ar ilgiau. Kol kas viskas labai gerai. Ir sūrį dabar, kaip pirmą kasdieną vartaliojam, dabar į savaitę vieną kartą reikia atversti. Apverčiam, vieną savaitę taip, kitą savaitę taip. Ir taip laikom šaldytuve ant viršutinės lentynos, kur šilčiau. Sveiki vėl, praėjo 2 savaitės lygiai. Tai sūrį laikau šaldytuve ant viršutinės lentynos, kažkur 8 laipsniai šilumos. Dabar kas savaitę vartau, tik tai apverčiu šitaip. Galima apversti. Ir dabar ragausim. Dabar ragausim 2 savaičių. Tai koks sūris. Truputį pageltęs kai kur. Na ir ką, ragaujam. Kitokas. Tai toksai. Atrodo puikiai spalva. Patys kraščiukai truputį pagelti. Puikiai pjaustosi. Galima labai plonai atpjauti. Nedidelės skylutės. Tiesiog liuks. Ir paragaujam dabar. Toks kietesnis, puikiai tinka netgi prie vyno kokio. Galima ir su muštynėm. Galima ir su vynu ir be vyno. Taip, kad labai skanu. Bandysiu dar laikyti. Dar porą savaičių, o gal ilgiau. Nežinau, tiesiog. Jeigu išliks, jeigu nesuvalgysiu. Taip, kad laikom toliau. Sveiki visi po mėnesio. Žiūrim, kad gavosi iš sūrio po mėnesio laiko. Ir štai. Po mėnesio sūris jau truputį pageltęs toksai.
tokia dėmelė, reikia gal pravėdinti truputį. Šitam nieko, štai. Dabar žiūrėsim. Žiūrėsim kaip skonis. Jau toksai kietas. Štai. Prie kokio vyno. Jau kaip džiovintas. Štai. Skonis visai neblogas. Galima kitą kartą bandyti dar dėti kažkokių tai žolelių ar pomidorai. Man skaniausiai su saulėje džiovintais pomidorais. Štai puikiai pjaustosi. Prie vyno, alaus tiesiog liuks. Taip kad, štai, bandykit, eksperimentuokit, skanaus ir sėkmės, tai tikrai labai puiku.